Klaipėdos uoste kitais metais turėtų padaugėti naftos krovinių. Baltarusiai ketina per bendrovę Klaipėdos nafta perkrauti 1,3 milijono tonų venesuelietiškos naftos. Bandomąją partiją naftos iš Venesuelos Baltarusiai per Klaipėdos uostą gabeno daugiau nei prieš mėnesį. Uosto darbu Baltarusiai buvo patenkinti, todėl ketinama pasirašyti sutartį, pagal kurią per porą metų Klaipėdos naftos bendrovėje turėtų būti perkrauta 1,3 milijono tonų venesuelietiškos naftos. Tai sudarytų net 1/4 metinės Klaipėdos naftos krovos. Artimiausiu metu bus pasirašyti atitinkami susitarimai tarp Klaipėdos naftos ir kitų Baltarusijos įmonių ir taip pat geležinkelių, Baltarusijos ir Lietuvos geležinkelių. Ir nuo kitų metų mes galime patiekti Baltarusijai iki 2,5 milijono tonų naftos per mūsų teritoriją, Venesuelos naftos į Baltarusiją. Dėl venesuelietiškos naftos gabenimo į Baltarusiją konkuruoja net keli kaimyniniai uostai. Baltarusiai sako pirmenybę teikiantys esantiems arčiau. Išbandomi Ukrainos, Latvijos ir Estijos uostai. Klaipėdą Baltarusiai vertina itin palankiai. Mes renkamės įvairius variantus, įvertiname optimalius maršrutus ir palankiausias transportavimo galimybės. Klaipėdos uostas vienas perspektyviausių variantų. Naftos gabenimas per Klaipėdos uostą vienas iš klausimų, kuriuos aptarė į Lietuvos pajūrį atvykusi Baltarusių delegacija vadovaujama Baltarusijos vicepremjero. Baltarusiai taip pat domėjasi planais Klaipėdos uostą statyti suskystintų dujų terminalą. Jiems buvo parodytos galimos terminalo statybos vietos.